Čia jie susidega. O. To nereikia. Arčiau susipažinti su žemaičiais noriu. A jau žemaitiškai išmokot šnekėti? Išmoksim dar per 2 dienas. O, Nu, galim bus visko mokyti. gero švenčių. Ačiū Jums. Tai kas čia padaro? Aš. Jūs menininkė? Taip. O kaip įdomu. Minčiu. Nebus pirmą pirkėjai dar, ne? Pirmą. Čia gėlėm gamtoj yra graži. Iš kur jūs atvykot? Tauragė. A tai ten yra menininkų irgi nemažai. Oi, kiek esu pati tautodailininkė esu, viskas yra menininkų labai daug. O kokia jūs pavardė? Paškienė. Nu tai ačiū, kad atvykot. Nu, jei nesikraustyti lietus viską maišo mums. A, tas lietutis biškiokai. Tai va, biški negerai. Palapinės neatsivežė. Nėra viršimų, bet jau yra 5 dalių jau šiek tiek. Kita kart būna, kad perka va tu tokius. Tai jau žymiai jau išeinu. Niekur kitur tokių nerasi. Pas mane visi skirtingi jau. Nu tai iš kur atbraukėt? Marijampolė. Iš teik toli. Taip, kad ne dviračiu važiuojam. Į lietaus nepabūgot. Taip, čia jeigu tokį nebijai dirbti, ką čia tas lietus. Kitą kartą ir būna, kad pamatyt, pažiūrėt arba parodyt. Bet jiem irgi nei lietus net gali sutrukdyti. O parodyti turit, ko atrodo čia? Turiu tikrai. Daugiau tokių Lietuvoje nedaro. Jūs labai tokį įdomų asortimentą darot. Nu, kaip aš sakau, kad viskas yra dėl moters ir dėl žmogaus. Ir viskas iš medžio. Patogumui, tai viskas medžio, viskas mano daryta. Viskas, kad yra patogiau. Pavyzdžiui, šis va, viskas sudėti, lašinukai, agurkai, duona. Ne 5-6 leištis, o viena, viskas tauta. Normalus vyriškiai. Ir ekologiška labai, ar ne? Taip, tikrai, kad jokių chemijų, jokių nieko nėra. Skaniau, geriau gaminas ir valgosi kitaip. Aišku. Nu taip. O tokie rankų darbo daugiausia labai. Jo, kinietičiam sakau, čia yra žemaitiška, va dabar darau žemaitišką seką.
šalia platerių, va šitokia surasta vienintelė vieta. Kelių minučių tai bus. Du žalčiai. Pažalion. Не žalion, sužėjus. Tai žalios Bet tas pirštos. yra, tai kapustas Jeigu nepižiūrės. paskyrė nešiojant, Кожен день не Važiavot. Žaliuo. Ar žinot, kur kunigaikštis Gediminas? Nu kap nežinojęs, juk ten kapsy kažkoks dar. Mes ten va šitokius dalykėlius darom. Metalo. Va, ten 4 knygos jūsų krašto yra papuošalai. O, tai jūs darot iš... Ten 4 knygos Šilalės rajono archeologiniai kasiniai. A jūs darot iš žalvario? A, tai labai natūralūs dalykai. Žemai žinot, toks simbolis senovės buvo. Žaltys. Žaltys visam pasauliu buvo toksai simbolis senoviai. Apginsi žaltį, tai tvarai padės. Bet vat ant segių galų daugiausiai yra žalčių. Ant segių galų 2 žalčiai iš Laivių kapinyno šalia platerio. Aha. Vienas užlenkimas, o čia žalčiai dvigubai irgi iš Laivių. Aha. Bet čia tau neveina, ne? Nu tai iš kur tas medus yra? Iš kur tas medus yra iš Mitkaičių ir iš Survilų girininkijos. Šviežas, ne? Šviežus šiųmetinis medus. Kiaudieninis ir apžiedadurkės duonelė. Ir netgi iš vaško? Iš vaško žvakės. Aha, daug turit šeimų. 30. Oi, didelį jomark nebuvo dar telšiai. Šiemis nematė. Iš visų kraštų suvažiavo. Taip suvažiavo, kad ir Latvių mačiau, ir tu yra. O vaje, tai link sakė atbrau. Visko gali būti. Nu tai ir Žemaitė priėm svetingi, ne? Nu taip, tokį šventę telšiais, kad nebus svetingi. Užteks veids visiems. Taip ir užgeriau užtektam veids. Atsivežėm subrant varstotą šiandien, abliausiam, alkutį, ablį atsivežė. Kokį subrantį, kaip tas, ką sakė, bėg par mišką, ne kažkur yra. O čia šautos, nesatos, čia yra ablius, abliausiam šiandien. Tam leistuvo 200 metrų. Kapitam varstoto, va. O, Fantastinis dalis, medinės rėgė, viskas. palauk, va toks skulptūros juk su ablium. Padirbi, un čia viso aurą ateis, subrant, pagalvok iš 4 kartus. Bet palauk, tos tokius statulus su abliu nepadirbs jau. Nu čia jau reik peiliuks, kaptoka, čia yra visos šeimos kolektyvinė darba. Čia ir sūna, ir dukra subrantimas, visą šeimą. Kiek drožių? Daugiausiai reikia padaryti per šventės. Vilniau dirbom, Nido drožėm. Ir mes visur drožiam, kur tik tas mums jau paprašo, esam papaniverys, nedoma. O kiek jūs šeimo drož, kiek žmonių drož? Sūnus Darius, sūnus Tomas, dukra Diana. Drož visi barė, bet tu didelių gražių darbų nevežimės, žinai, jaurus, lint. Ani unsėjim sukabinti, nugnėcini. Adoma, ką atrodo Vagnorių tas visus darbas? Nu, man patinka. Ir bendrai tai darbai taip pat Vagnorių man patinka. Kaip žmonės? Kaip menininkai? Kaip menininkai, bet ir kaip žmonės. Nu, va, nu tai o kodėl Vagnoriai nenori su mumis šnekėti? darbau jos ruošaus, mataka, nu... Ir šalia pirbi. Ten nesusiruošėm, bo jau šitą šventį dalyvę jau atėjo. Tokia šventė ir įdomi, ne? Nu, žinot, kad labai įdomi. Ir nebuvo tiek daug bagomažų, kaip dabar. Kaip šiandien. Telšius pirms karsto. Pirms karsto, jo. Mat, toks vėbėms vėti, va. Čia ir iš kauliukų žuvis, mes tik suvalgau, padarau, žinot, va tokių kauliukų. O čia šitą, va, iš žolėkių yra, va, mūsų telšių bažnyčelė ir ežerioka kampoks matos. Viskas iš žolėkių. Čia viskas žolių ir tik šiaudinį tą bokštą.
A čia karpinys dar toks va. O, kaip gerai, gražiai dirba. Tik mane karpinę paveikslus guzau graukšlių. Aha, aha. Iš to mane. Kaip jomarks atrodo? Nu neblogas, neblogas. Malai, lyn, prigis jomarks. Ne tau gal. Tai neduodu ne vieną. Nu aišku noriu. Tai pilka. Labai jau tokio reikivos reikia. O kas tada mergina, žiūrėk, buvo neseniai 16, dabar jau 18. Man labiausiai patinka nuo skalošį. Oi, blin, nu, keista, branga, keista. Labai ir tautiški. Kur tai pona išen? Kur tai pona išen? Kur mes išen? Mes einam pirkti. Pirkti einam, mainyti. Ką padarė labai panašiai. Vieni tokį pasakyti tokį pasakyti. Keista, dvi labai panašiai. O kur čia žydėlis su Sara? Kur žydėlis? Aš su nauju Saras. Sarą išvežėm į miestą. Parodė tokį. Į midų darot? Darom. Vaikštam svečius. Turi muziejų. Apsilanko svečiai. Bitininkystės muziejų? Taip. Tituvėnos? Budraičių kaimas. A, kaip įdomu. Pažiūrėkim ekologinį bitininkystės ūkis, jūsų didelis tas ūkis, žinau. Taip kad... Tas visas grožybės jūs padarėt? Aš padariau ne viena, su šeima. Ir... Su vaikais, su vyru. Kaip čia pavadinti tą kūrybą? Venyra iš lino. Tai jūs mėgstat liną labai? Mėgstu lino spalvą, bet pradėjau dažyti dėl žemaičių, kadangi žemaičiai nori, kad būtų ryškesnis tas linas. O kokį? Anksčiau būdavo neryškus, tokie rudi lino spalvos tie darbai, o dabar paryškinau ir raudonų įdėjau ir žalių. O kokį kraštą jūs atstovaujat? Kretingos kraštas. Buvau plungiškis kažkada, dabar esu kretingiškis. Tautodailininkė? Tautodailininkė. Vardas ir pavardė? Rita Anužienė. Mes turėtume pavadinti tam, kad Tai pons Kubiliau, labą dieną. Sveiki gyvi, sveiki. Kokie vėjai Žemaičių sostinė atpūtė? Jomarkas, apsipirkti reikia. Koks įspūdis? Geras, net ir per Lietuvą gerai. Nesupeiksit Žemaičių? Nu kaip čia gali supeikti, nu va tokie žydeliai čia taip brėžia kalbą. Nu ačiū, kad atvykot. Malonu.
Cepelino. Prašom, ponai, Cepelino šviežių bulvių. Šviežių, pernykščių bulvių. Ja. Ne, šviežios pernykščių. Šviežiai augintas. Tai jūsų pačiam. Prašom, ponai. Šitą valstybę. Labai smagu. Jūs prisistatykite dabar. Aš esu Agota, Kleckų virėja. Iš kur? Iš Tryškių seniūnijos. Į kiek metų jau verdat Kleckus? 37 metai, kaip verdu Cepelinus. Nu, bet ir ypač skaniaus tam juomarkį. Taip, nieks nemokės tokių išėti. Prašom, ponai, šviežių bulvių Cepelinai. Cepelinai, paragauti don veina sūrį, va. Veina sūrėlį. A on yra iš tikros karvės? Veina, va. Ačiū, nu tai... Jau baigu, jau tai, kad Ačiū labai. Labas. Nu, kaip šventė, kaip šventė. Labai smagu tikrai. O kaip mamytė atrodo? Tekrus žemaitiškas juomarkis. Tekrus, tikresnis ir būt nebegala. Tu užmiršt, ką reikia ateiti.